Labas rytas visiems. Šiandien yra šeštadienis. Aš noriu miego. Atsikėliau 8:50. Pavalgiau, pasirašiau į savo žurnalą. Tada buvo matkės korepetitorė. Ir dabar turiu valandą susiruošti ir nuvežti Boltą į kirpyklą. Žodžiu, turiu 14 minučių persirengti ir susiruošti. Ir dar biškai turiu įdėti ausines pasikrauti šiek tiek, nes aš kitaip numirsiu. O čia šiandienos mūsų, modeliukas. Eis ponas į kirpyklą. Jam labai nepatinka kirpykla. Jis labai nemėgsta, bet mažius mano. Jau ausytas labai riebaluotos, nes mes jam beveik jau 2 savaitės lašinam į ausytas vaistukus. Ir dėl to pas jį riebaluotos ausytės, tik mažiau. Žodžiu, užsidėjau džinsus, kurių gal metus nenešiojau. Jie biškai susivilamžė, nes spintoje sėdėjo visus metus. Visiškai nejudinami. Bet aminsais važiuoju į šunų kirpyklą. Koks skirtumas? Einu jau namo. Boltą pridaviau. Pučia vėjas. Man šalta. Ir iki namų dar taip normaliai liko. Grįžau namo ir pradėsiu kepti cinamoninės bandeles. Tai iš pradžių reikia obviously pasiruošti tešlą. Po to, kai pagaminsiu tešlą, ją reikės palikti iš pradžių 30 minučių, kad jinai iškiltų. O po to reikės tiesiog padaryti jau visą cinamono tą pagrindą ir tada reikės palikti dar valandai. Tai iš viso gaunasi 1,5 valandos laukimo, kai aš galiu kažką kito veikti. Tai pradėsiu nuo namų tvarkymo. Žodžiu, mūsų tešla. Dabar reikia susitvarkyti visą šitą betvarkę ir jeigu spėsiu dar langą nuvalyti. Ok, sutvarkiau virtuvę, tik tais indai šiek tiek. Tegul nudžiūna ir po to jos sudėsiu normaliai. Ir dabar tiesiog nuvalysiu virtuvės langą. Žodžiu, sugalvojau, kad pasišildysiu dabar maistą, pavalgysiu, padarysiu tas bandeles, žodžiu. Langą jau nuvaliau, tai dabar tiesiog laukiu, kol mano čili troškinys sušils. Jis labai skanus. Žodžiu, bandeles įdėjau, jau padariau ir palikau, kad iškiltų ir jos kils 1 valandą. Ir dabar važiuoju, einu kol kas pasiimti Boltą iš kirpyklos. Taip su manimi. Atvažiavau į Rimi. Greitai pasiimsiu, ko man reikia. Ir tada įsijaučiu pėsčiom namo. Nes labai nenoriu daugiau pinigų išleisti.
That's right. We're the guys. We're gonna get drunk and see some circus. 9:30 in the morning. I got breakfast. Take you off the road. No. That was a test. Aš noriu jums parodyti, kaip iškilo bandelės. Look at this. Šita buvo pati mažiausia, tokia visiškai mažytė ir jos žiauriai gerai iškilo. Tai dabar pašildysiu grietinėlę, užpilsiu ir dėsiu kepti. Ir per tą laiką pasigaminsiu visą glaistą. Viena pusė bandelių jau yra iškepta ir aš čia nenusideginau pirštą. Žodžiu, susitvarkiau spintą ir dabar liko likęs kambarys, tai čia realiai labai nedaug visko. Ir žodžiu, jo, tai čia reikia tik tais puodelius nusinešti, skarbonkės giros, sulčių šitą buteliuką. Tada reikia frezą pasidėti vietą ir realiai tiesiog makiažą apsitvarkyti ir literaliai bus viskas. Čia tikrai nėra daug atvarkyti, šiaip maniau, kad tikrai bus daugiau, bet gal didžioji dalis visos netvarkos buvo mano spintoje ir dėl to aš tokia netvarkinga jaučiausi. Žodžiu, šiek tiek padirbėjau ir dabar man tai pasidarė šalta. Tai, žinau, eisiu pasidaryti kakavas ir pagaliau pabandysim cinamoninės bandelės. Yra ne vien tik bulvės įrinkti, nu. Tobulas. Žinok, bijau, noriu ragauti, bet žinok, ne, rytoj. Ok, guys, aš vedžioju šunį. Man yra žiauriai šalta, aš nežinau kodėl. Man tiesiog žiauriai šaltas, aš nesargu temperatūros neturiu, bet man žiauriai šalta. Bet, jo, vedžioju Boltą. Po to grįšiu ir eisiu į dušą. Žodžiu, rytį varžybos pasiėmu fotoaparatą. Tai dabar žiūriu, kaip jis veikia. Biškį pavalau. Žodžiu, reikia pažiūrėti visas nuotraukas, ar galiu pratrinti, ar jos perkeltos yra, ar nėra. Šitas sulūžęs, bet va, žodžiu.
tuoj pataisysiu čia viską. Ir dabar eisiu nusidažyti antakius ir blakstienas.